Neišjaustos emocijos. Aš tai palyginčiau tiksinčiai bombą. Ir žinai, šiandieną turėjau sesiją su viena iš savo mylimų klienčių ir eilinį kartą įsitikinau, kaip pavojinga yra neišjaustos emocijos. Mes įpratę nejaus blogų jausmų, mes tiesiog nenorim jų jausti. Ir ką mes tuomet darom? Mes juos suslopinam, mes nuo jų bėgam, mes juos bandom spausti, bet kol brangiasios, net ir brangieji, čia tai galioja ir vyrams, ir moteriams, nes pas mane ateina ir vyrai, ir moteris, ir matau, kad kol jie neišmoksta išjausti emocijų, nebėgti nuo jų, o išjausti, kol neapkabina savęs va tokios, kokios yra, ar tokiu, koks yra, kol neleidžia savo būti silpnai, netobulai, chaotiškai, tol brangieji, jūsų emocinė būsena bus amerikietiški kalneliai ir tarp kitko labai labai didelė, kad linguoja, taip, nelinguoja, siūbuoja gyvenimo kreivė. Tai yra normalu, tokia yra kardiograma ir tai jau parodo mūsų, kad mes ir mūsų emocinė būsena yra užkoduota. Taip, pagal širdies dažnį. Bet va tie kalneliai, jie gali būti pakilimas, lengvas nusileidimas, pakilimas, lengvas nusileidimas ir tas nusileidimas gali būti ne kaip nusileidimas, o tiesiog kaip poilsio stotelė. Brangioji, jeigu ir tave kamuoja va tas labai aukštas diapazonas, čia labai labai gerai, norisi krykštauti, norisi džiaugtis, su visų pasauliu dalintis ir iš karto po to krenti į duobę labai labai blogai ir tada pasaulis tau atrodo sunkus, skausmingas, neteisingas. Čia jau tada lenda kaltė. O ta kaltė mums ir suformuoja tą neigiamą būseną. Tai jeigu nori išmokti išjausti emocijas ir išeiti iš to amerikietiškų kalnelių, tai tiesiog stebėk mane. Būsiu dėkinga, jeigu komentaruose parašysi, kad nori sužinoti daugiau, ar tiesiog uždėsi savo mėgstamą emoji. Ir ateina tas laikas, kai aš planuoju paskelbti, vėl atidaryti galimybę savo asmeninėms sesijoms vienam aiškumo skambučiu ir ten jau mes pasižiūrim į to amerikietiškus kalnelius ir kaip visą tai spręsti. Tai ką sakau, jeigu tu esi moteris, kuri rūpinasi savo savijautą, rūpinasi savo gerbūviu, savo šeimos gerbūviu, nes jeigu tu pati esi supynėse, emocinėse supynėse, tai ir tavo šeima yra emocinėse supynėse. Taip, ir žinoma, kad visą tai neprisideda prie tavo gausos ir prie tavo gyvenimos kokybės. Tai ką, brangioji, brangusis, apkabinu ir sakau iki. Su meile, Lina Lasi.